Sveiki bičiuliai, seniai girdėti, seniai bematyti, jau turbūt galvojat, kad visiškai pasitraukėm iš YouTube ir iš visų soc tinklų, bet šiek tiek buvom prisnūdę, ilsėjomės po praėjusią sezoną. Nu, o dabar iškritus pirmam sniegui laikas pradėti ruoštis vasarai. Tai einam, pažiūrėsim, ką veikia Edgaras, atvykau šiandien pas jį. Panašu, kad Edgaras užsivertęs darbais, net nepastebėjo, kai ėjau. Net nepastebėjai, kaip atėjau, sakau. Palaukiam šiek tiek, kol Edgaras pabaigs plauti mašiną ir pabandysim pakalbinti, ką jis čia sugalvos ir kamgi Edgaras ruošia. Tai kur Edgarai pašiesi, kur rašiesi? Ruošiuosi Drift Reunion gruodžio 9. Bandau mašiną nuplaut, kad būtų švari graži. Pernai tau nepavyko sudalyvauti renginyje, parodė su visa komanda. Nepavyko. Gaila, liūdna buvo, tai ištaisėm tą klaidą, šiemet pavyks. Ir susitiksim su visais Drift Reunion. Pažadam gerą laiką, kaip visą laiką, ir šiais metais į parodą atvyksim su dviem Nissanais. Tai vienas iš jų bus Edgaro ir kitas Igno. Pabandysim atspindėti skirtumus tarp pro ir semi-pro lygų. Pažiūrėsim, kaip mums tai seksis. Labai stipriai stengiamės neįsiplėst, kad nebūtų ir jum nuobodu. Apžvelgsim esminius skirtumus tikriausiai ir leisim jum patiem padaryti išvadas. Tai palieku Edgarą turbūt ruoštis ir puoštis, sausint mašiną, paskutinius, kaip sakant, patepimus atlikti prieš pasikraunant ant ralų, o pats vykstu iki Igno, pažiūrėsiu, kaip sekasi jam darbuotis prie Niskės. Ir panašu, kad Igno dar nėra, tai pasinaudosim progą pažiūrėti, kaip gyvas Hulis. Geras ženklas, kad jis dar čia. Sveiki sugrįžę į semi-pro lygą. Tai turim chuligankę, kuri sėkmingai po bikernieko etapo leidžia laiką garaže. Tai kol atvažiuos Ignas dar padirbėti prie Nissano, pasinaudosiu progą ir išsileisiu vandenį, nes iš tikrųjų po bikernieko etapų nesuper daug nuotaikų buvo pas mus eiti prie mašinų, tiek pas mane, tiek pas Edgarą. Išvargino tas etapas. Dabar šiek tiek pailsėjom ir grįžus į garažą ir vėl pamašius mašiną. Motyvacija šiek tiek pakyla, norisi kažką daryti, o tikiu, kad po parodos ta motyvacija bus dar didesnė ir norėsim dar daugiau viską daryti ir tada jau padėsim tikrai pasiruošimą kitiems metams. Tai vandenukas jau išleistas, galima ramiai palikti Hulį ilsėtis garaže. Nebaisu jau dabar, kad užšals per žiemą, kol mes būsim parodoj ir kol pradėsim normaliai darbus prie mašinų. Dabar, kol aš čia krapščiausi, tvarkiausi, atvažiavo jau ir Ignas į garažą, eina pažiūrėti, ką jis spėjo nueiti per tą laiką, ką ten daro ir kaip sekasi ruoštis į Drift Reunion
Parodėlė. Kaip sekasi parodai ruoštis? Nu, sekasi, pabiškiai va surinkinėjom. Planavau susiviniot kolektorių kitiem metam, bet kadangi reikia rinių nenuvaryti, tai reikia pasidaryti prieš. Jo. A ką, daugiau Nissanas kaip ir beveik paruoštas? Ja, susirinku turbiną, viską kraunu atgal, užsipilam skysčius, užsikuriam ir viskas, manau, kad turėtų būti viskas čiki-piki. Pralėkiam su skuduriukais nuvažiavę į vietą dar tikriausiai? Jo, nes greičiausiai, kad kol nuvažiuosim, mašina bus jau murzina. Orai tokie, kad druskos ant kelio, tai visas purvas ant mašinų lieka. Tai kad ir ne savo chodu važiuosim ant ralo, bet vis tiek, kaip manau, kad bus murzina viskas. Laukiau parodos. Tai aišku, laukiu, visada ten smagu būna. Praeitais metais nepavyko nesudalyvauti su Niske? Jo, praeitais metais biški nepavyko, nes motorą buvau dar nesusirinkęs. Kadangi jau šiemet jau kaip ir mašina paruošta važiavimui. Jį nusibaudė, šnekėtų tenai, jis tą turbiną suka varsto, liūdnas. Nėra laiko, reikia sukti. Nesuksi varšto, pati mašina nesusirinks. Jo. Sakant, tai dirbam. Paliekam Igną ramiai darbuotis prie Nissano, pasibaigti likusius darbus. Aš važiuoju namo prie kompiuterio, padaryti dar porą maketukų, pasidėlioti maždaug stendą, kaip išsidėliosim. Paruošti dar vieną staigmenėlę jums, tai yra lankytojams visiems, kas atvažiuos pas mus, kad ir jūs turėtumėt ką veikti. Pabandysim suderinti šiek tiek ir dovanėlių, šiek tiek prizų jums, kad būtų linksmiau. Ir atrodo tiek. Einam ruoštis, puoštis ir susimatysim jau šeštadienį, gruodžio 9 dieną Kaune, Expo akademijoje Žemkiai. Tai iki pasimatymų.